Sukurta programėlė Mokykis ABC, kurta studentų. Kaip kilo idėja? Čia mūsų dėstomo dalyko, tai informacinių sistemų valdymo rezultatas. Ir studentai patys analizavo rinką, kokių programėlių trūksta. Apžvelgė, kad labai mažai yra kokybiškų tiesiog programėlių mokytis abėcėlės vaikams mažiems ir realizavo šitą produktą. Tai programėlė skirta tiesiog raidžių pažinimui. Tai tarkim pirmojo garso išskyrimui, raidės atpažinimui, didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių pažinimui. Prieš tai žaidėjai žaidimą su raidėm. Ką išmokai? Raides. Kokias raidelės matei tenai? Visas. Pernelyg didelių iššūkių nebuvo, bet iš tikrųjų tai visi susidūrėm su savotiškom problemom. Atrodo, padarom gerai, bet galų gale paaiškėja, kad kažkas vis tiek negerai reikia keisti. Tada jau ieškom vėl kitų išeičių, sakykim tai. Paprasčiausias būtų gal pavyzdys telefono modelis, nuo kurio priklauso visas langas, kaip atrodys viskas. Reikėjo pagalbos piešti iliustracijas, sutikau, padėjau, tada sužinojau, kad reikia įgarsinti, taip nutiko, kad ir padėjau garsinti. Šiuolaikiniam vaikui turbūt viskas, kas yra interaktyvu, kas yra nauja, yra įdomu. Aišku, neatmetant tradicinės knygos, popierinės knygos, visada žinias įtvirtinti, gilinti mes galim išnaudodami, tarkim, tokias programėlės. Tai ją galima mamos telefone turėti, galima planšetėje, galima darželį, visur. Kokia raidelė čia yra? O čia mažoji, dar nepažįstam. Dar nepažįstam, jungim tada didžiąsias. Dabar žiūrėkim, kokios